Keliau. Sveiki, sveiki. Kągi šiandien darysim Derikui antakius. Ir koks tavo buvo prašymas, ko nepadaryti? Angry Birds. Nu, tarkim. Ir pradedu aš visą laiką nuo valymo antakių, putos. Aš prausiaus nereik man valyti. Mhm. Vis tiek uždėsi muzikėlį kokią, ne? Aš antakių dažymą, kadangi buvo prašymas nepadaryti Angry Birds, bet kadangi plaukai į ryžumą, Tai tau ryžumą. kai jų nesimato faktiškai, čia rodo. Kai antakių nesimato, jie išblunka, tai kad ir kaip šviesiai nudažysi, jie vis tiek atrodys ryškus, bet vis tiek maksimaliai aš pasistengsiu nedaryti ryškiai, nes tada vaikai labai išsigąsta. Gremlin. Su ryžais antakiais. Tai dabar maksimaliai pridrėkinsim plauką ir odą, aš naudoju kaukę. Uždedam plėvelę. Patapšnojam. Zola kaukė, tai yra naujas produktas, visiems rekomenduoju ir namie naudoti, ir salone savo klientams, vyram ar moterim, jaunimui, nesvarbu, bet kam. Kaukė išlaikyta, aš laikau apie 10 minučių, iš tikrųjų nėra skirtumo, tik kiek turit laiko. Ir ką reikia padaryti po kaukės, po kiekvieno riebaus produkto, tam, kad gerai prasidažytų plaukas ir oda. Aišku, odos mums šiuo atveju nereikia dažyti, kad nebūtų labai ryškiai, vis tiek tai yra vyriškas dažymas. Reikia būtinai odą nuriebalinti. Visai nepasiruošus. Atsiprašau. Laksta, griuom čia, ei. Nuriebalintas. Nuriebalintas. Man vietoj vandens, realiai aš visur užsičiaut, nes tu taškysi visą. Nuriebalintas iš tikrųjų man visur ir blakstienam, ir antakiam, tai nepamainomas dalykas ir jis be spirito nesausina odos, tai yra labai didelis pliusas. Be spirito? Be spirito. Nori išgerti? Pažiūrėsim, ką mums čia ar daryti korekciją ar ne. Šiek tiek padarysim korekciją, kadangi vyrai yra, tokie myžniai biški. Nuskausminsim. Ryžiai ir myžniai. Jo. Tai labai jautriem klientam Freestonikas. Aš jautrus. Tas vietas, kur darysim korekciją, ar vašku, ar pincetu, nesvarbu. Aš visą laiką praeinu su Freestoniku, jisai duoda tokį pašaldymo efektą ir tikrai mažiau skausminga. Čia daug. Išvežti? Reikia. O čia nedėsi Freestoniką? Ne. Karšta, ne? Ne. Taip ir vargsta. Jeigu oda parausta, mūsų atveju neparausta, arba nelabai parausta, nes vaškas yra toks komfortiškas, jis švelnus ir taip nepažeidžia odos, bet jeigu yra paraudimas, tai regeneruojantis kremukas, minkština odą, nuima raudonį. Dažymas. Jokių 1,8 oksidantų, 3% ir imsiu light brown. Dabar nežinau, ką daryti. Iš tikrųjų pamiršau, reikia retinimą padaryti, nes šiek tiek per daug čia plaukelių yra, tai reikia praretinti, kad nebūtų toks intensyvumas, ar ne, šitoje zonai. Paryžus plaukus reikia ištraukti. Taip, su šaknim ištraukti. Liko? Liko, pažiūrėk. Nedaug. Nupaišysi naujus. Iš tatuiruos, tu gali su galvą. Aš nutsuksi tu man tą galvą, kas yra tau. Vėl. Čia kaip klientė, žinai, va taip kelia galvą, tai kaip man reikia, aš vis nuleidžiu jos, va tai va kelia. Tai sėdėk, jeigu... Tai pasuksiu sėdėniau, ką man tą galvą laužti reikia. Taigi kojas tavo maišys. Ateikit be kojų, gali. Nesmaišti. Iš kur tie ryžiai pas tavai yra, atrodo pats neryžas. Biški vikingų geną turiu. Ai, kirpėja kažką darėsi? Ne. Nemeluok. Šįkart nedarė. Nemeluok. Nedarė. Tai nekenčiu, kai yra tokie, kaip kelmai. O, jos ten su mašinėlė, aš su žirkliu, Jo, su kuo ten? šukas taip prikelsiu šukam ir palei šukas su ta mašinėlė. Tos atsikišus. Negaliu, nebus nukapuoti, Tai kaip? galėčiau. O Tai va atėjai pa žmoną ir susitvarkai. Kad nein prieiti, reikia Nu, tai susirašyti tą programėlę. Sakiau, kad nežinau, ką daro. Kol nupiešiau, dažai oksidavosi, teks maišyti iš naujo. Kad oda mažiau prasidažytų, kadangi mūsų dažai labai intensyviai nudažo ne tik plauką, bet ir odą, tai aš maksimaliai padengiu kremą ant odos, regeneruojantį kremuką tą patį, plauką tonuojam. Dabar žiūrėkit, vyrams reikia tik pratonuoti realiai plauką. Aišku, nebent yra noras ir poreikis, kad nori tokio kaip tatuažo efektą. Bet pagrindas vyrams reikia šiek tiek atšviežinti plauko toną, ar ne? Nes vis tiek ir pavasaros nuteka. Yra, kam yra žilų plaukų. Pratonuojam tik plaukelį. Dabar žiūrėkit, Zola dažai buvo sukurti plauko įdažymui, intensyviai pradažyti plauką, ypač žilą plauką. Kas dirba su antakiais, tikriausiai ne kartą esate susidūrę, kad klientam dažot antakius ir žilas plaukas neprasidažo.
Tai zolos dažai, kreminiai, cheminiai, ne, čia ne augaliniai dažai, kaip man atėjo ir sako augaliniai. Cheminiai dažai, jie buvo sukurti tam, kad intensyviai pradažyti plauką. Ir savaime suprantame, kad intensyviai prasidažo ir oda, ne? Tik vat, reikia pagal klientą žiūrėti, ko jisai nori. Nenoriu. Tonuojant plaukelį su šepetėliu, jokių oksidantų, 1,8%. Jums tiesiog ne 1,8% oksidantas, ką tai reiškia? Tai reiškia, jis sudėti turi daugiau vandens. Ir jūs tiesiog atskiedžiat dažą ir jum neįeis į plauko vidų, tai yra paviršiai šiek tiek prasidažys, bet po kelių plovimų paims ir išsiplaus viskas. Tai tam, kad plaukas išsilaikytų ilgiau pradažytas, mums reikia stipresnio oksidanto. Tai šiuo atveju 3% giminingas oksidantas, zola, su juo ir atliekam dažymą. Tai praėjo 3 minutės, plius minus, aš valau dažus su sausu diskeliu ir žiūriu, man trūksta dar ar ne. Kodėl aš taip darau? Todėl, kad noriu pastebėti, kad kiti plaukeliai neužsitamsintų ir lokaliai ties tą vietą, kur lenda žylas arba kažkoks ryžas arba išblūkęs plaukas, ar ne? Tai vat būtent ties tą vietą ir pasidarbuoju. Čia tik. Tik sėdžiu, čia valandą laiko. Taigi, šiek tiek noriu apie dažus papasakoti jums. Nepameti mintis. Ne. Bet jų minusas. Nes man tai dažnai būna, ne? Nu. Vyrams labai rekomenduoju irgi šį gelį. Tai yra juodas gelis, jį sukūrė irgi meistras, Ukrainos meistras, vyras. Žiūrėkit, nuima. Tai labai rekomenduoju. Vyram, kas tvarkosi barzdas, kai reikia sušukuoti tvarkingai, ar ne? Antakiai, kai yra pasišiaušę, gelis skirti ne tik moteriams, bet ir vyrams. Kad gražiai ir tvarkingai jie atrodytų. Va, nieko netrūkčiojam su šepetėliu, bet taip nedarom, ar ne? Tiesiog paimam ir pratempiam. Pridedam šepetėlį ir pratempiam. Tada jis nepalieka jokių pleiskanų. Nuo šepetėlio ant pirštinės aš paėmiau nuėmiau perteklių. Jo, ir lėtai fiksuoju. Kažkur vat neklauso, nusileidžia, paėmėt su geliuku ir pastatot. Moterims irgi antenų būna, o vyrams tai ypatingai kažkur reikia patvarkytus, trumpus plaukus, ir pasitvarko. Na kągi, galiukas yra sutvarkytas, antakiai, šukuosena patvarkyta ir vyrams taip pat reikia prižiūrėti. Ir pažastis, ir antakius, ir nosis, ir jeigu reikia iš ausų išimti plaukus, žodžiu, nepamirškit, grožio paslaugos skirtos ne tik moterims, bet ir vyrams, ar ne?